Pirmiausia, tai ačiū, kas rašote, dėkojate už šitas praktikas, labai gera girdėti, kad jomis naudojatės ir netgi praktiškai taikote. Tai kas gali būti geriau, kai tai, ką čia dabar darom visi kartu, kuria vertę. Šiandien pasidalinsiu dar vieną labai galingą ir trumpa ir lengvai pritaikomą praktiką, kurią galime naudoti konfliktinėse situacijose. Pavyzdžiui, kažkokioj tai aštrioj diskusijoj su kitu žmogum. Arba kai matome, kad kitas žmogus labai nepatenkintas, kažkas ten viduje yra sudirgę pas jį, o gal pavojingas, gal mes ir nerimaujame, nežinom, koks bus rezultatas su tuo žmogum, ar ne? Ir šita praktika yra su tikslu pakeisti savo pirmiausia vidinę būseną. Ir būna, kad stebuklingai pasikeičia ir tas žmogus. Arba kažkaip sušvelnėja ta situacija. Aš tikiu, kad kitaip ir negali būti, jeigu čia pasidaro viduj minkšta. Tai ta praktika vadinasi aš myliu tave. Ir tie žodžiai, 3 magiški žodžiai aš myliu tave, jie yra kartojami tyliai mintyse. Kaip tai atrodo? Kaip aš tai taikau praktiškai? Ir iš tikrųjų taikau, vis dar taikau. Nežinau, kiek jau metų taikau. Nuo tada, kai išgirdau, tai jau bus turbūt 10 metų, kaip aš tam tikrose situacijose taikau. Labai faina tokias mažytės praktikas žinoti ir tose situacijose, kai atrodo, nežinai, ką daryti, šita praktika yra toksai, kaip duoda jausmą, aš galiu kažką daryti, galiu. Tai vis tiek tai yra toks įgalinimo, galios jausmas, kad net kai atrodo nieko negaliu daryti, galiu kažką daryti. Pavyzdžiui, galiu kartoti šitą praktiką savo galvoje, užuot sukti mintis, kaip čia blogai, koks čia jisai piktas, o kas čia dabar bus. Aš galiu tiesiog kartoti frazę, aš myliu tave. Tai va taip ir atrodo. Tarkim, susitinki su žmogum ir gal bijai kartais, pavyzdžiui, to žmogaus. Gali būti, nežinau, kažkokia baimė, pavyzdžiui, ar ne, reikia pristatyti gal kažkokį tai darbą, projektą, eiti į darbo pokalbį, kalbėtis dėl svarbių ar paprastų dalykų, eiti, pavyzdžiui, kokią mokyklą ar vaikų darželį, susitikti su mokytoja ir kažkaip neramu, nes iškvietė. Sėdint net jau susitikime, kuris vyksta taip, kažkaip taip, mintise tiesiog tam žmogui kartoti šitokią frazę. Aš myliu tave, 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 aš myliu tave. Tyliai tą darom. Nereikia net šnibždėti, tyliai darom. Tai kitas žmogus nieko neįtars. Paradoksas, kad atrodo tokia paprasta praktika, bet ją pasakyti, kai tarkim kartais net ir jaučiamės teisūs, ir norim tada įrodyti tą savo teisybę ir dabar aš čia sakysiu, aš myliu tave, tai gali būti toks ir jausmas, kaip aš čia dabar turiu pasiduoti ir sakyti, aš myliu tave. Tai čia yra pasirinkimas, galime toliau likti kovoje, bet galime keisti savo būseną. Ir aš pamenu, šitą praktiką prieš daug metų pasidalinau taip pat ir su savo labai gerai draugiai, kur yra policijos pareigūnė. Ir ji tuo metu daug dirbo gatvėje ir tekdavo važiuoti į iškvietimus, kurie pakankamai yra pavojingi. Kažkokie tai neadekvatų žmonės, dar kažkas muštynės ir panašiai. Ir jinai man juokdamasi pasakojo, sako, tu įsivaizduoji, aš stoviu šalia žmogaus, kuris ten keikia visus pareigūnus ir kartoju mintys, aš myliu tave, aš myliu tave, aš myliu tave, aš myliu tave. Ir sako, jisai su manim vienintelė, man pakluso, sako, aš sėsiu su jumis į mašiną, žodžiu, viskas labai gerai išsisprendė. Ir šitą praktiką jinai naudojo dažniau, bet man čia toks kaip vienas iš pavyzdžių, kuris yra, wow. Ir aš sakau, šitą praktiką naudoju labai daug kur ir čia yra daug tokių
fainų dalykų, nes vienas dalykas, mes sąmoningai nukreipiame minčių srautą į teigiamą liniją. Žiūrėkit, taip mes galim sėdėti dabar ir galvoti. Į mintis eis automatiškai. Galbūt baimė, galbūt pyktis, galbūt nerimas, galbūt dar kažkas, ar ne? O čia yra toks pasirinkimas, nukreipsiu dabar dėmesį į šitos 3 žodžius. Ir tuo metu nelieka vietos kitoms mintims. Tai aš tiesiog tuo metu, vietoj užuot, kad ten sukti visokius kažkokius baimės scenarijus, pykčio arba, nu gerai, kažkokius ten sprendimus, tuo metu aš nukreipiu dėmesį į tai. Ir įdomiausia, atsipalaiduoja mes, atsipalaiduoja erdvė ir šiaip mes pamatom daugiau galimybių, kai esam atsipalaidavę, negu užsisukam ten tokiam rate. Tai va, tai čia yra puikiai dėmesio valdymo praktika ir kaip minėjau, tose situacijose, kai atrodo, aš nieko negaliu daryti, dabar priklauso tik nuo kito žmogaus, aš galiu vis tiek pereiti visiškai kitą energiją ir kartoti, aš myliu tave, aš myliu tave, aš myliu tave, aš myliu tave, aš myliu tave. Tai va, ir šiaip, kai neturit ką veikti, pavyzdžiui, stovit parduotuvėje eilėje, irgi daug geriau kartoti šitą mantrą, negu ten kažkur užsisukti praeitį, ateitį ir pabėgti nuo šitos akimirkos. Tiesiog pasiųsti kažkam gražios energijos. Tai va, praktika vadinasi aš myliu tave, kartojama tyliai mintise, situacijose ir būtent tam žmogui tai sakant, teisingai prisiminiau dar vieną, pavyzdžiui, situaciją konflikto metu. Ta irgi tikrai naudoju, tarkim, kažkaip pajaučiat, kad ir su artimu žmogum pradeda kilti emocijos ir panašiai. Čia jau yra labai didelis sąmoningumo ženklas gebėti sustoti, kad aš nebeisiu toliau šitą konfliktą, kas čia teisus, kas čia neteisus, tiesiog užimsiu dabar šitą poziciją ir kartosiu mintis, aš myliu tave, aš myliu tave, aš myliu tave, net jeigu rėkia tas žmogus priešais mane arba labai ten aistringas. Ir visą laiką pradeda rimti čia kūnas ir tas žmogus gauna visų pirma kitus signalus jau iš mūsų ir ten nebėra vietos pykčiai. Viskas pradeda rimti. Tai va, labai linkiu šitą praktiką prisiminti, naudoti ir pasidalinti, kaip jums sekasi. Labai faina gauti jūsų atsiliepimus. Ačiū, kad esat, kad žiūrit, kad praktikuojam ir iki.